lietuvių kalba. Ačiū rektoriui. Dabar norėčiau Jūratės paprašyti, kad jinai pristatytų šio mūsų atidarymo renginuko programėlę ir taip pat viso kurso, ne? Programą. Ar bent jau kažkiek, šiek tiek dalį. Prašau. Turėčiau kalbėti ir lietuviškai, ir angliškai, nes mūsų pusė yra jau kalbančių lietuviškai, o kita pusė yra pradedančiųjų. So I will talk half in Lithuanian, half in English, because 50% of you are the beginners. Taigi, mūsų šio renginio programa yra tokia. Pirmiausia, mes norėsime išgirsti jūsų prisistatymą. So, first of all, we would love to listen to your presentation. You will make presentations together with the teachers. Kartu su savo mokytojais jūs prisistatysite trumpai. Po to mes dar pašnekinsime mūsų kelis svečius. Then we will listen to some of our guests. Ir galiausiai eisime visi pasivaišinti. Then we will have a small lunch. Tea, coffee, kava, arbata, vanduo, bandelės. Ir po viso renginio, and after then, 2 valandą, at 2 o'clock, turėsime kai kurių reikalų. We will have some things to do. Todėl, kad mūsų vasaros mokykla tai yra integruotas didelis projektas. Our summer school is an integrated project. Čia dalyvauja Erasmus studentai, be to čia dalyvauja Švietimo mainų paramos fondo stipendininkai, students from the foundation, ir dar dalyvauja dar vieno projekto dalyviai, one more project, kurį mes pavadinome BALT projektu. BALT projektas. Tai gali būti baltasis projektas arba baltistikos projektas, kaip jūs norite. Toks simbolinis pavadinimas. Taigi, ir aišku, yra dar ir kitų kursantų, kurie atvyko iš įvairių šalių. Also, we have here participants from not from this project, but just from different countries. Taigi, kaip sakiau, 2 valandą po šio renginio fondo studentai eis į 211 auditoriją, student from the foundation, those who receive their scholarships, so they will go with me į 211 auditoriją. Taip, jūs turite asmens dokumentą, you have your identity document, yes, and we will go to meet with bank representatives. Taip, o BALT projekto dalyviai and the students of the BALT project pasilieka čia, auloje. Taip, ir irgi su jumis truputėlį pasikalbėsime, nes jūsų programa yra truputėlį skirtinga, because the students of this project will have a slightly different program. Taigi, mūsų vasaros mokykla yra didelis integruotas renginys. So, our summer school is a huge integrated project. Ir tai yra labai įdomu. And that is really interesting. Ačiū, Radį. Dabar norėtumėm dar truputėlį bent jau arba priminti, o kas girdėjo arba negirdėjo, pristatyti trumpai, kas dirbs šioje vasaros mokykloje, žmonės, kurie dirbs. Tai pradėsime nuo administracijos pirmiausiai. Tai administratoriai yra Jūratė, aš Vilma, taip pat Tomas, Monika ir yra Ernesta, Žydrūnas, kuriuos jūs galite matyti nuotraukose ant stendo. Visus galėsite pamatyti dar kartą, susipažinti, kurių nėra čia šioje salėje. Taip pat mokytojai Daiva, Kristina, Dalia, Virginija, Aušra, Erika ir Lilija. Žydrūnas, tai administratorius Žydrūnas.
Atleiskit labai, Žydrūnai, atleiskit, atsiprašau. Ir mokytojas Žydrūnas, atsistok dabar jau pasirodyti. Ir mokytojas Žydrūnas. Susipažinome su mumis. So it was again a short presentation of our team. Administratoriai, mokytojai. Ir aš tą progą norėčiau pasakyti, labai padėkoti mūsų fantastiniai komandai. I'm really happy we have a fantastic team. Ir mes dirbame jau 12 metų, and we have been working with this team 12 years already. Labai ačiū mano mėlieji komandos nariai. Ačiū. Statėme visai čia. Dabar norėtųsi, kad jūs, kursantai, prisistatytumėte. Norėtųsi išgirsti, ką jūs išmokote pirmojoje pamokoje lietuviškai. Now we're very eager to hear what you have learned during your first lesson. So, your presentations with your teachers. Prašau. Aišku, lietuviškai. Pradėsime nuo pirmosios grupės mokytoja. Kursantai. Pirmos grupės kursantai, kur jūs? First group. Where are you?